reikalaujame mūsų mokiniams suteikti normalias ugdymui tinkamas patalpas. Nes šiuo metu Vilniaus Antakalnio progimnazija yra vienintelė bendrojo ugdymo mokykla Vilniaus mieste, neturinti savo patalpų. Mokykla veikia per 3 skirtingus pastatus. Mokiniai iš pamokos į pamoką kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo metų laiko, nuo to ar dargana, lietus, speigas, šaltis, vaikšto per lauką. Patalpos labai ankštos. Mokiniai tiesiog fiziškai netelpa į klases. Sudarius pamokų tvarkaraštį rugsėjo mėnesį, mokyklos vadovybei nuolat tenka spręsti problemas, kokį kabinetą su kokiu sukeisti, kad tiesiog moksleiviai sutilptų į klases. Fiziškai mokiniai neturėtų sėdėti po 3 dviviečiuose suoluose. Pastatas yra seniai neremontuotas, apipelijęs, apsamanojęs. Klasės pažeistos pelėsių. Viduj pelėsių tvaikas. Nėra oro. Dalis langų išeina į judrią Antakalnio gatvę. Todėl pavasarį neįmanoma patalpų vėdinti. Nuo sienų krenta tinkas. Mokytojai negali turėti pastovių dalykų kabinetų, kadangi dėl vietos stokos tam pačiam kabinete gali vieną pamoką vykti vieno dalyko pamoka, kita kito. Mokytojai ir mokiniai priversti nuolat bėgioti per lauką, nuolat nešiotis vaizdinę priemonę. Nėra specializuotų kabinetų, ant sienų negalima įrengti vaizdinės medžiagos, nes, kaip minėjau, tas pats kabinetas naudojamas įvairių dalykų pamokoms. Mokykla neturi savo sporto aktų, salių, galimybės jokios sudaryti tinkamas sąlygas kūno kultūros pamokoms ir užklasiniams renginiams. Renginiams kiekvieną kartą reikia prašyti salių. Labai visus kviečiu, ateikite į Europos aikštę balandžio 14 dieną, 13 valandą ir palaikykite Antakalnio progimnazijos mokiniai teisę turėti tokias pačias ugdymo sąlygas, kokias turi kitos mokyklos.